Jisai. Galvoju pas gydytoją vežėm. Mokutį, ne pas gydytoją, kelionė. Miegoju, aš iš lovos įsitraukiau. Tai galės toliau miegoti mašinai. Aha, miegosiu, tarškė. Nuimk raktus. Aha, na. Tai va, atsisėdam prieš kelionę. Jo. Mokutį ir atsisėsk. Mano batai purvini, aš nusimsiu, nes todėl, kad Jis jau bijo. pėdos liks. Nežino, ne. Nabagas koksai. Nu, bet kurgi kamin, gatvę išmėsi. Kuris Ne. kelias dienas čia valkataus. Pabus, Važiuojant, pakeliausim. keliauninkas bus mūsų. Lietutis gerai kelionė, ne? Mhm. Gera kelionė bus. Nu, einam gerutį, man. Nu, viskas. Tu duris užrakink, mes einam. Apsipranta po biškį. Nu, jau mažiau kniaukia. Dairos, jums čia viskas įdomu. Kitą pasaulį pakliuvo. Plaukus tik meta. O, labas aš. Bet vaikus man buvę nuodė. Jo. Nu kaip, vaikai bijo. Bijo, jis mašinų bijo, greičiau jie. Iki. Gal gerti labai nori. Gal jis į tualetą nori, kaip dabar nuvesti. Pasaitėlių? Galėt Bet jisai namie miegojo. Ne, aš manau, jisai iš baimės čia. Iš baimės jis nori pabėgti. Jis tualeto dabar nenori, jam dabar baimė. Jis nori pasprūkti. Tai geriau duok atsigerti truputėlį išvilk jam. Va, jisai žino, kad čia duris. Žino, jis jau buvęs čia. Mūki. Pumis tai ramiai buvo namelėje, ne? Mūka tai veržėsi va. Ir kur jis bėgtų kur nors ir per gatvę ir pakliūtų dar po ratais. Eik atsigerti. Va. Eik atsigerk maždaug. Negeria. Tik leiskit į mane greičiau. Dabar jisai žiūrėk, nei gers, Nei valgys, nei valgys nieko. Čia tau nepūmys. Nei į tualetą. Vat kada sustosime, jau viskas nusiramins miške, tada jisai. O, pušia. Ramus bijo biškį? Bijo jam taip, bijo, kaip pasakyti, triukšmo mašinų ir nežinoma vieta. O, plaukojasi kaip jisai. Sakiau, kad plaukojasi, stresas. Stresas. Kur tai raktai dingo. Šitos pusė netrakinsi pas save. Atrakinsi? Atrakinti, taip galiu aš. Daug gėdai pas mus. O, kad čia dar nesąmonės. Ar duos tokį mažą miestelį? Gal neduos, gal ir duos. A kur? Kur E raidė nėra? Nematau. A, va, va. Nežinau, ar duos iš vis. Nėra. Ok, negaliu paspausti. A ten žaugėdai tikrai tu parašyta? Jo. Žaugėdai. Stebulai yra dar kažkokie. Nu gerai, pabandom. Nu, čia labai maži, supranti. Stebuliai. Kam dvi tai raidės? Tai jau magiška man gavosi. Taip, buliai? Tik kaimukai tikriausiai net neduos jo. Nėra. Nėra, tai daugiau kelių nėra. Nu gerai, nesvarbu, pasižiūrėk ten, va palauk, kur Joniškis? Stebulai. A, va, kur stebulai į dešinę mum. Ne į Joniškio pusę, a grinai į dešinę. Joniškis. Nu va, ne, van, stebulai. Jo. Į dešinę. Reiškia, niekad į Joniškį nenuvažiuoti. Ir viskas, ir tada mes normaliai per Žaugėdus. Jo. Nu, ten važiuosim bus kelias. Žaugėdas. Tavo čia rodo Inturkė varo. Nu tai vis tiek yra, kurio vietoje mes turim pasukti. Mes dabar į tą pagrindinį ten turim išnyst kelią. O dabar iš Papradės išvažiavom? Va čia važiuojam. Į 173 kelią reikia sukti. Tai gerai. Bet kurioje vietoje? O 123 mes ir važiuojam. Šito keliu į
Šitas, matai, veda ne ten ir Inturkė, o mums Inturkė nelabai. Tai mes va čia dabar kažką. Nelabai. O šitą... Inturkė va ten tiesiai. Aha, matai, mes dabar tą posūkį darysim. Tai mums į dešinę reikės. Mes dabar ten į pagrindinį turim išlysti kelią. O va čia, kai dabar šitą posūkį padarysim, ten bus tokia, nu, labiau dešiniau reiks laikytis. Matau visą žemę. Ne, dabar mes čia nukirtam. Mes turėjom ten toliau iš Pabradės išvažiuoti. Mes nukirtam, išlysim vis tiek į tą patį kelią. Dabar aš va tik tai galvoju. Kaip čia. Nu reikia svarbiausia neprašokti ten posūkį, nes į Inturkį nulėksim. Nereikia mums ten. Tada ratukas bus, tada mums reikės per baltus lakajus ten važiuoti, kur mes buvom anksčiau, atsiminė. Tai kilpa mums į Labanorą reikia dešiniau laikytis. A ne va šitas kelias? Va šitas bus, aha. Ten turi būti žaugėdai, va ta lentutė, kad aš nedamatau. A, yra? Yra kažkas Lentutė kažkokia tai. Labanoras. Labanoras, o, dar geriau. Tai mums čia reikia. Va, 24 km liko. Nu, čia sup reikia. Mes čia norim. Uodas visos. Nu. Lukutį, tu matai karvę kaip atrodo? Nespėjai pamatyti. Nu, va žiūrėk, žaugėda jau kaip greitai. Jo. Sunkiai? Biškį pasitrauk, kada mašinas važiuoja, nu jo. O žinau, kur čia traukti, į kurią pusę. Gali jungti trečią, truputį gazo duok. Tiesiog, ne, čia penktas. Tiesiog į priekį. Tiesiog į priekį ir viskas. Aš jau užmiršau bėgius. Nu, bet jungiasi, va. Aš galvojau, mano kažkaip tai nuomonė buvo, kad tu pradėsi važiuoti ir pirmas užgesi. Tik žiūriu, Taigi aš baigusi mechaniką. buksuot pradėjai, nu, gazas čia jautrus, nu čia Pas mane labai... ne invalido teisė. Jo. Nežinau, kas tavo valytuvai. Ai, gerai, dabar aš nustačiau krenta mano. Ką čiagi nėra atgalinio veidrodžio? Nėra tau per šoninių žiūrėti. Pelkės visokios čia pas mus. Nu, visai neblogai važiuoja. Tiesiu keliu. Tiesiu O jeigu keliu. reikėtų šikną įkišti namelio trubą, atjungčiau su rankomis, stumčiau. Tai tau turbūt nepavyktų. Mukutė, tu bijai? Nebijok. Kiek ten 35 greitis, tai normalus kelias, dar galima važiuoti. Nu, mašina žvėris. Jo. Nors mūsų elektrinė irgi. Čia baisu paspaus gazą biškį, iškart buksuoja ratai. Traukia kaip reikalas. Būti nebijok, žvyrkelis toj pasibaigs. Čia trumpas. Tai. Daugiau gazo, mažiau duobių. Jo. Be ratų. Mukutį neverk, nebijok, aš tave gerai nuvešiu teisingai. Nepergyvenk. Nepergyvenk, mes su tavim kartu. Man nukrito pakelti ten yra. Nematau dabar iš jo. Čia kažkur ten žemės. Sustosim surasim. Žiūrėk, visai žiūrėk kokia gera aikštelė. Oi, faina. Galim... Matėmgi. Matėm? Aha, tada žiūrėjom. Nežinau, mes ją matėm, tai mes į šitą ir važiuojame. Aš tai galvoju, gal čia ir likti. Bet čia kelias labai arti. Nu, jis nesimato, jie toli. Nu, bent jau kažkur tai nakčiai šiai. O rytoj žiūrėsim, a? Gal rytoj paplaukit galima arba... O, užgesom. Reikia pasižiūrėti.
Reikia pasižiūrėti, pavažiuoti peškom. Gal ten dar toliau galima pavažiuoti. Mhm. Čia matai, su paplaukit valtim, nu jis nedidelis tas ežeras čia. Basinėlis. Nieko tokio įdomaus jo. Čia tokios vietos atviros, bet šiandien saulės nėra. Ką jau čia darysi? Nu gerai, aš tu... Jo, Šilaugės buvom sustoję. Graži tokia medinė bažnytėlė. Aha, tai mum tiesiai į Molėtų pusę. Išeina taip. Išeina taip, jo. O čia kokios sodybos gražios. Jo, čia fantastika. Blynai, cepelinai. Fantastika. Oi, man namai su langinėm, tai nėra nieko gražiau. O čia kas per sąvartyną? Šiukšlynas. Šiaip pas mus Mukutis įsitaisėm mėgoti. Smiego nori, Jo, piktas, o dar piktas. kelias negudras toks. Labanoras, orai. Nu ir kas ten? 5 valandą lietus, Šiandien? 8 valandą lietus, naktį lietus. Tai... 22-23, paskui gražu, o rytoj vat iki 23 net jau. Ir saulėta. Ir saulėta. O, liuks, o poryt? Poryt irgi, o poryt iš vis lafa. Nu ir gerai, šiandien važiavimo diena Vo. pas mus. Va, 25, Sekmadienį lietus, tai mes jau 26. išsinešdinsim iki Nu jo, sekmadienį. mes gerai padarėm. Šiandien apsiniaukė atvažiavimo diena, o ryt Jo. poryt, ir kas ten rytoj penktadienis, šeštadienis, ne, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis. Jo. 3 dienos labai geros. Tai čia ir stovėsim tada. Jo, čia man labai patinka. Stirniai, dar nebuvo prie šito ežero. Nu va, jis ilgas toksai, čia nesimato. Tu aš jau skersai neplauksiu. tu manęs Ne, net skersai nepriversi. neplauksim. Mes palei Aš čia, kur negilu, pakrantę. iki kelio. Pabraidyti. Mes pakrantės Patyrinėsim. išninkštinėsim, patyrinėsim į vieną pusę, į kitą pusę. Ten lieptelis dar kažkoks matau yra. Kur? Bet Ai, man tai čia gal- pavasarį būna potvynis tikriausiai, nes jis labai aukštai jau. Aha. Arba žvejų. Bet ką čia Arba žvejai, žvejų. žvejos, kad Čia seklų labai. seklų. Nu gerai, taisomės, aha. Šildome jums šildytuvą. Tau atnešti pagalį, reikės apačiu čia kelti. Ne, jis dabar lygiai stovi, dabar čia tiesiog O, šitų. prieki ten. Nieko, jeigu bus, gal negalėsiu pakelti, aš tiesiog atkabinsiu nuo mašinos tada ir viskas, žemiau nuleisim. Muka, muka. Kas čia dabar? Pirtis. Žmonės pirtį pasidarė. Levelę uždengė, laužą sukūrė papačią, akmenys įšyla. Fantastika. Ir čia pat ežeras. Paukščių čiulbėjimas. O su pumiu. Pumi, ks. Oi, pumi, muka. Vita, šaukiu pumi. Vat pumis važiavo su mumis, šaukiu. A ko jis dabar atgal? Bijo. Žinai, ką aš ten radau? Va ten, pirtis.
Nu, jinai plėvelę nuimta žiemai. Ten yra iš pagaliukų, iš rąstų padarytas toks kaip karkasas, paskui plėvelė uždengė ir akmenys jie pakelti taip ant tokių metalinių kokių tai, jo, pačio laužo dar akmenys iššyla, užsidengia. Pirtys ir va tavo ežeriukas. Žmonės pasidarė, gali būti, kad tas lieptas, va, ten nuo jo ir šokinėjo. Nu, gal kada patvinė būdavo. Nu ką, jis neina? Kur pumis? Pumis, mūka. Mūka tai yra. Čia jisai? Kur jūsai? Pažiūrėk, ten ant užuolaidos kur nors. Ne, kur lovą ieškok. Nėra, kur jis dingo? O ką žinai, jis tiksliai įėjo, nepabėgo? Į namus įleidau. Nu, nėra. Ei, Pasislėpė? Kvepia jau skaniai. Pupelės, kopūstai. Grybai čia. Grybai. Dar įdėsiu ryžių. A, ten Pabaigsiu grybai. su žuvytė, yra netikro zuikio. Nes reikia valgyti, jeigu šaldytuvas. Nešim, tai kas tokie labai gendantis produktai, reikės dabar pirmailiai valgyti. Nu jo. Nu mokutį. Ramus jau. Apsiraminai. Susitaikė su savo likimu. Jo. Nabagas. Nu bet tuo jis atsigaus, pradės valgyti. Su pumi buvo lengviau, ne? Mhm. Pumis iš karto priprato, jam čia visur landžiat reikia. Pumiui įdomu viskas jo. Vieta gera, ežeras toks neblogas. Vis tiek ramu taip, tylu. Pažiūrėjau, čia aplinkoje žiūrėjo nieko gero. Jeigu kažkur tai, kur nėra medžių, kur jau stoja saulės medžiai, tai ten, nu, sakau, gali būti jis toliau ta vieta nuo ežero, pavyzdžiui, nu 100-200 metrų, tai jau toli. Nes tu visų pirma valtį tempi, nu valtį nutempsi dar, bet prie ežero įdomiau sėdėti žiūrėti, negu kažkok tai aikštelė vos ne ant asfalto. Jo, jeigu, kaip sakant, ta saulutė būtų daugiau, ne už medžių, nu duoda tą krovimą, duoda, matai, va tą problemą, kad tas šaldytuvas pasodino O tu akumuliatorius. nenori pasižiūrėti tam savo programai, ten grinam laukėtis. Nu, prie ežero bendrai reikia. Mes Reikia pas mus prie ežero. valtis. Nesakau, kažkur laukė daug įdomumo. Absoliučiai. Pievai stovėti ir... Tai pažiūrėsiu aš. Nesispaudžia šiaip. Tai čia- Nieko tai- neturi, nuotrauko jau. Tai ten tas pats, žiūrėk, atstumas tai va, šalia. Nes mes nuo tos eglutės matom ežerą. Tai ten įsižemiau. Kuris čia ne tas, čia reklamos. Neiššoka. Neiššoka. Taigi bakstelk. Va. Nu taip, va. Jeigu va šitą aikštelę, Tai ten toliau ir va ir kokie ir bus ten. tai turbūt. Bet čia visur koliukoje, kaip tu prie vandens privažiuoja. Gal kur nors toliau biškiai yra. Aš tai siūlau va ten Bet čia yra tas rubikių tolokai vyta. Na čia. Na. Nu kaip pasakyti. Lončik, aš tai siūlau va čia atgal pasistumti ir mes žiūrėk, iki kiek turėsim saulę. 2 valandom anksčiau gausim. Nu taip. Dar pas mus yra čia šitas. Aerinė. Čia reiškiasi. Va. Čia visai plikam laukia stovėt gerai. Jeigu galima įvažiuoti. Nu tai. Jo, va. Čia tik taip sniaukusi diena fotografuota, bet atvira laukas. Bet aš nežinau. Matai, stovi ant asfalto, ne ant žolės. Ai, o čia nestulpai kokie tai?
Akmenys uždėti. Akmenys gal pravažiuoti negalima. Negalima Tai čia iš vis, reiškia, stovėsi. Nu, tai gal viena vieta ir bus saulė. Nu, va, čia prie vandens. Nesuprantu, kartais tos pačios nuotraukas, toks jausmas, kas iš skirtingų vietų. Nu, principė, kaip ir, matai, už nugaros nematai. Ir čia medžiai neaukšti visi. Iški saulė normaliai. O ir plotas iš tikrųjų tas toli. Čia, bet čia yra, nu čia geroj vietoj, saulė turėtų būti nuo vandens pagal. Aš žinai, kur čia vieta, paskui yra dar kitoj pusėje, čia tokių, va, aplink tą ežeriuką daug, ir šitas ežeras, žiūrėk, kiek salų. Šis fantastinis. O mastelis jo, čia nėra mastelio dabar ant šitą žemėlapį. Nu, nemažas jis toks, užteks ten, keli kilometrai turbūt pločio. Bet čia yra taip, jisai nedavažiavus Anykščių. Tai mes kur esam? Mes Molėtų kažkur. O mes esame... Kur tas ežeriukas? Baltyla. O, mes net... Kur jisai čia? O mes esam va čia. Čia kažkur mes turim pažymėti būti. Va mes. Aha, didinsim. Va čia. Va. Va tas Rubikių va čia. O mes esam čia. Oi, taip ir. Tai čia, žinai... Atgal namo, tiek pat kelio. Ne. Iki Molėtų čia yra kažkur kilometrų... Jeigu ten buvo 11, aš važiavau nuo tos vietos. Nu, kilometrų... 30. 20. Iki Molėtų. Būt nereikia Molėtus, mums reikia tiesiai. Tai čia kilometrų... Nu jo. 50. Iki Rubikių. Nu, išeina, kad taip. Va toks atstumas. Pagal šitą panašiai paėmus kokie 1, 2, 3... Nu, grubiai 5 cm. Jeigu nuo Vilnius 5 cm, iki Pabradės gal kokie 6. A kiek iki Pabradės? 50 km? Daugiau? Jo, 50. 54 kažkas ten ar daugiau. Nu, va, tau apie 40 km bus. Neapsimoka važiuoti, va, tuo labiau mes irgi ten nežinom tos vietos. Ir va taip rizikuoti 40 km varyti. Nu, sugaišim laiką tiesiog, ne? Jau varom čia atgal, pažiūrėk, čia saulė. Čia 2 valandas. Taip, bet jinai paskui va ten slėpsis, vis tiek. Nu, bet ten gal daugiau tos saulės gausim. Nu, slėpsis, tai jinai tik ir čia slėpsis, ir ten, bet mes jau žiūrėk, dabar 2 valandas jau ten saulė plėskia. Nu, jo. Jeigu nedaug. Nu, davai, pavažiuojam atgal. Truputį mes išeis. Va čia akmenys yra. Stumk. Nu gal ir gerai, pasižiūrėk. Gerai? Jo, čia kalniukas prasideda. Iki jo, pažiūrėk, kad neįsiremsiu. Gerai. Gan tiesiai stovim. O, Gan tiesiai stovim. nu ir gerai tada. Vita, tada gesinu viskas. Jo, dabar. Gerai. Tai pasižiūrėk, ką reiškia pervažiavom.
15 amperų, net 17 buvo. O taip ten stovėjom pavėsi, tik 3. 3,5, matai? Jo. Nu va, 14,5, 15 amperų. Liuks. Ir kiek mes čia sugaišom? 5 minutės? Nu, 10, vis tiek. Va, dabar tik viską atgal sudėsim. Jo. Čia nukučio vandenukas. Jis žinai, kur pasislėpė? Kur? Jis yra ten užlindo už šitos lovos. Jam Sofos. saugiau gal. Gultų ant lovos, uždėčiau žodį. Matai, jis bijo.